Tęsiame laidą. Mūsų studijos telefonas 523810, skambinkit, mes pasistengsim atsakyti jūsų klausimus. Na, o žmogus nenorėjęs prisistatyti, klausia mūsų visų, kodėl vyrai sunkiai susitaiko su didesnė žmonos karjera ir alga. Kas atsakys? Galbūt Psichologai. pradėkime nuo to, kad nuo pat prigimties vyras ugdomas taip, kad jis turi apsaugoti šeimą, moterį, savo žmoną, partnerę, vaikus, ar ne? Ir staiga, kai moteris pasiekia aukštesnės karjeros ar daugiau uždirba, jis tarsi praranda tą savo prigimtį, savo darbą, kaip, galbūt jis taip supranta kaip darbą ir jo reikėjimą, kad jis tai turi atlikti, ar ne? Ir kai moteris daugiau uždirba, jis to nebetlieka ir tarsi jaučia nuoskaudą galbūt jaučia prarandąs savo galę, jėgą kaip vyro, manyčiau. Nežinau, gal vyrai gali. Aš manau, jaunimas turbūt dabar yra biškelį kitoks, ar ne? Ir mes, ką tai prieš reklamą truputėlį šnektelėjom, kad visiškai nekompleksuojama, kad reiškia žmona ar vyras daugiau, nu gerai, vieną kartą gal tu daugiau, kitas tik aš daugiau, bet manau, mano metų vyrai, džentelmenai, nu, aš taip manyčiau, kad tiesiog iš vaikystės mes atsimenu, kad taip ir tėvelį mane auklė, kad vyras turi daugiau uždirbti algos, vyras turi panešti pinigų daugiau ir galbūt tie džentelmenai po šią dieną taip ir galvoja, nu dabar aš jaučiuosi kažkoks kaimekis, neparnešu už savo mylimai moterį pinigų, nu faina, dabar mane moteris tokia turi išlaikyti, supranti, turi uždirbti babkės, atsiprašau kalbininkai, žodžiu ir visa kita ir nu, be abejo, supranta, bet aš manau, kad gyvenime būna galbūt tokia situacija, nu, šiandien aš uždirbu gal tam žmogui ir tiesiog tas momentas, tiesiog, nu, nėra dabar su darbais ypatingai sunku, jeigu kalbama, reiškia, šioje temoje apie dabar Lietuvoje, kas darosi. Gal tas vyras ir fainas, jis labai nori tau padėti ir tų pinigų panešti ant stalo porą tūkstančių, atsiprašau. Nu, supranti, bet nėra galimybių užsidirbti, tai gal šiandieną ta moteris yra stipresnė, gali savo parnešti tos pinigėlius ir aš suprantu tą vyrą, kaip jis nesmagiai jaučiasi. Bet aš skaitau, čia yra laiko klausimai tokie ir čia tarp dviejų žmonių viskas yra išsprendžiama. Tiesiog su laiku, jeigu žmogus labai nori, galima ir tą darbą kažkaip per laiką surasti ir visą kitą, nors yra labai sunku. Nu, dabar situacija ir Lietuvoje yra tikrai tokia. Ir aš pilnai vyrus užtariu ir suprantu, kad jiem yra labai nefaina. Gal jaunimas čia biški paprasčiau reaguoja į tai. Edita. Aš noriu trumpai pasakyti, negirdėjau nei vieno vyro, kuris kompleksuotų, kad negali gimdyti vaikų. Tai čia irgi panašiai galima pasakyti, nes iš tikrųjų tai sukurta, nu taip, nu, norim mes nenorim, mes moterys gimdom vaikus. Taip. O vyrai, nu kitokie. Šeimą, o kitokie, nu, mes norim ar nenorim, yra taip. Čia nėra stereotipas, čia yra kūryba, čia žmogus sukurtas toks ir kitoks. Tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų nereikėtų kompleksuoti, o reikėtų bandyti kažkaip atrasti savo talentus, kur aš galiu kažką pasiekti. Galbūt tas vyras geras menininkas ir galbūt jisai galėtų kažką padaryti meno srityje. Ir žinokit, galbūt šeimos, o dėl to ir įsiskiria, pavyzdžiui, ne, vyras kažkur, gal žmogus tikrai turi talentą, ar ne, ir tiesiog jis nerado savęs kažkur gyvenime, tiesa, gali būti toks variantas. Ir gal tas žmogus paskiau su kita moterį gyvendamas gali atskleisti save, atsiskleisti savo talentą ir pavyzdžiui, paskiau tą daleiskim žmoną įsiskyrus, ar ten meilužį, ar draugę daleiskim, sakysim, matai su šitą moterį, matai, kaip jam pasisekė, kaip jisai gyveno. Gal nepasisekė, prašiausiai tiesiog yra tarp dviejų žmonių surasta harmonija, yra supratimas, sutarimas, galų galiai viens kito supratimas ir pasitikėjimas. Aš taip skaitau. Vyrai negali gimdyti, bet vyrai gali auginti. Ne veltui aš šiandien į studiją pasikviečiau du jaunus gražius tėčius. Ačiū, kad jūs atėjote į studiją. Bet prieš tai mūsų kūrybinė grupė eilinį sykį išėjo į miesto gatves. Ką apie tėvystę, ką apie tėvystės atostogos mąsto šiauliečiai ir ką jie kalba? Dėmesio į ekraną. Jauni tėveliai išeina tėvystės atostogų ir išleidžia žmonas dirbti po gimdymo, o patys prižiūri vaikus. O čia net nežinau. Jeigu tu būtum jaunas tėtis, tu eitum tėvystės atostogų? Nu, šiaip ne. Kodėl? Nu, nes reikia šeimą išlaikyti, kaip aš galėčiau eiti, kas aprūpintų šeimą. Nebent, aišku, ten, nebent būtų
tokias sąlygas, nebent būtų susidariusios tokias sąlygas, kad galėtum išeiti tų atostogų. Tada taip, tada eičiau. Aš manau, kad mano nuomonė tai ne. Visien kažkodėl aš taip galvoju, kad mama labiau vaikui, kažkaip vaikui mama turbūt artimesnė negu tėvelis. Tėvelis savaime turi dalyvauti tam procese, bet mano nuomonė, kad mama labiau gal visą tą labiau supranta ir ligas, ir, mano nuomonė tokia. Nežinau, negaliu pasakyti, ką jie galvoja. Jie tikriausiai gal pritingi dirbti kaip nors, tome reikalas. Tai visien vyras, visien lengviau darbą susirastų negu moteris. Bet aš skaitau, kad čia nenormalu. Negerai. Kodėl? Kodėl? Supraskit patys, vyras turi dirbti, uždirbti, o ne moteris. Mamos pagimdo ir į darbą, o jauni tėveliai su vaikučiais. Šitą klausimą, kas ten daugiau uždirba, man atrodo. Būna, kai žmonas daugiau uždirba, vyrai pasilieka čia, reikia nuo abipusės spręsti. Gražu. Gražu, kuo daugiau, to geriau. Kuo daugiau tokių tėvelių išėjusių į užtarnautą poilsį, tuo geriau. Tai yra gerai. Iš tikrųjų reikia padėti, nes pradžia yra sunkia, jeigu pirmagimis, tai aš skaitau labai reikia. Mano laikais to nebuvo, tai iš tikrųjų gailiuos, kad nebuvo vyras šalia ir jis negalėjo padėti. Ką patartume tiem, kurie dar šiandien abejoja, kad tai yra neprestižas, tarkim, tėveliui auginti vaiką? Nežinau, truputėlį gal kitų kampų pažiūrėti. Optimiškiau, kad vaikas bus su juo nuo pat mažens, pažins tėtį ir mamą kartu ir bus, darni šeima. Sveiki sugrįžę į studiją po apklausos. Jauni tėčiai, jūs turit kam pakomentuoti? Aš turiu iš tiesų ką pakomentuoti. Aš kiek supratau, kai kurie gatvėje šnekinti žmonės galbūt nelabai suprato klausimą ir galbūt nelabai skiria tėvystės atostogų ir vaiko priežiūros atostogų, ar ne? Tėvystės atostogos yra mėnesis laiko. Po gimdymo, kaip žmona pagimdo, ar ne, tai aš esu... Pasinaudojai? Taip, pasinaudojau ir visiems vyram. Linkiu pasinaudoti vyram, dalyvauti gimdyme, pamatyti, ką tai visą reiškia, patirti ir suprasti, kad tos tėvystės atostogos, vienas mėnesis, tas pirmas pats sunkiausias mėnesis, yra labai svarbu žmonai, kad vyras būtų šalia jos. Kadangi iš tiesų reikia daug pagalbos, yra daug naujų dalykų, kuriuos reikia abiem patirti, ar ne, abiem kažkaip įspręsti tuos visus atsiradusias mažas problemėlės kažkokios, ar ne. O vaiko priežiūros atostogos jau tie, kur yra 2 metai, ar ne, tai galbūt aišku, aš būčiau tokios nuomonės, kad vis dėlto moteris tos 2 metus turėtų būti su vaiku, o tos 2 metus su vaiku, o aš turėčiau eiti dirbti. Bet mėnesį vyras tikrai 1 mėnesį turėtų būti kartu su žmona ir vaiku ir padėti jai, kiek galėdamas. Petrai. Kadangi aš pats visai neseniai prieš 7 mėnesius, prieš 7 savaitės jau mėnesį tėvystės atostogų, tai ką tik karštas tos jausmai. Tai labai svarbu iš tikrųjų yra. Pats prisiriši prie vaiko, žmona labai daug padedi. Nuo pat gimimo vaikos, tiek ligoniniai, tiek namuose, nes kai grįžti, viską reikia padėti. Parnešti, nunešti, labai svarbu yra tai. Nes ir visai kitaip supranti tą vaiką, nes, sakykime, dabar kaip aš grįžtu iš darbo, jau kiekvieną dieną atrodo vis tas vaikas didėja ir jau kartais atrodo nebet pažįsta manęs tas vaikas. Toks jausmas, nes taip kiekvieną dieną būdavai, tai prisiriši labiau, kaip jau vis yra skirtingai. Mėly vyrai, bet jeigu jūsų žmona vieną dieną jums gražiai pasakytų, žinai, mielasis, bet aš turiu daryti karjerą, tai yra mano gyvenimas, tai yra mano saviraiška, kaip jūs elgtumėtės? Ar jūs kreiptumėtės į psichologą, ar aš nežinau, ar ieškotumėt bendro sutarimo? Arba pasakytumėt, arba aš, arba karjerą. Iš tiesų galėtume pažiūrėti
moteris, žymės Lietuvos moteris, tarkime, Natalija Bunkė, ar ne? Jinai, kiek mano žiniomis, jinai po 3 mėnesių, realiai, jinai vėl koncertavo, vėl jinai puolė į darbus. Bet ne visos mes moterys žvaigždės, atsiprašau. Ne visos žvaigždės, aišku, bet iš tiesų, jeigu tu nori daryti karjerą, ar ne, tai kas tau trukdo? Jeigu, kiek suprantu, ji ten surado auklę, ar ne, jeigu norėjo karjeros, tai kiek jinai galėjo tam vaikui skyrė dėmesio, kiek jai reikėjo skyrė dėmesio karjerai, tai viskam galėjo atrasti laiko. Reikia turėti norą. Ne jinai pati surado, jos vyras surado, tai ir didelis skirtumas. Taip, bet aš čia tik pavyzdį paėmiau ir aš galvoju, reikia turėti visada norą. Siekti karjeros ir vyras, kaip ir aš sakiau laidos pradžioje, ir vyras, ir moteris gali siekti karjeros, tik reikia turėti norą. Labai paprasta. Pozityvios tėvystės programa, mokykla, kas tai yra? Labai trumpai. Socialinių inovacijų centras vykdo projektą Pozityviosios tėvystės mokykla, kur esami būsimi tėveliai ir mamytės, iškart pasakau, gali dalyvauti šitam projekte. Beje, viena grupė jau buvo ir dalyvavo šitame projekte, dabar vykdysim antrąjį grupiai. Šitoje mokykloje ir tėveliai ir mamytės gali atvykti, gauti individualias konsultacijas, mokymus, užsiėmimus, kurių metu mes teikiame pozityviosios tėvystės principus. Tai yra neskatinti vaiko bausmėmis, ko mes nepasieksime, o išvelgti ir paskatinti vaiko teigiamus dalykus, tai, ką jis padaro gero. Pagrindinis toks principas būtų ir tikrai siūlyčiau ir kvieščiau dalyvauti, nes tai yra tikrai šaunu, kai mamos pasidalina, taip pat ir tėčiai pasidalina savo patirtimi, ar ne, galbūt iškyla kažkokie įvykiai, kurie galbūt ir kitose šeimose vyksta ir pasidalinus galbūt paprasčiau juos išspręsti. Taip pat vykdom mokymus, kurių metu gali ir mamos ir tėčiai pamatyti, kaip gan kartais paprastai spręsti tą iškilusi konfliktą, kai nereikia barti vaikučio, o kitais būdais. Tai yra susikalbėjimas, ar ne? Mums paskambinę žiūrovas klausia, ką jūs galvojate, gal pats laikas kalbėti apie dvasinę karjerą, o ne apie apskritai karjerą? Dvasinę karjerą. Man labai įdomus tas klausimas, nes iš tikrųjų neaišku, ką žmogus turėjo omeny dvasinę karjerą sakydamas. Nes mes kiekvienas norime tobulėti. Nepasiliekame toj pačioj situacijai ir toliau, jeigu mes kažką tai skaitom, mes knygas domimės kažkokiu kultūrą, galų gale vertybėm kažkokiom, tai mes ir siekiam dvasinės karjeros. Ir iš tikrųjų tai, neapčiuopiama. Aš taip manau, nes mes kada apie karjerą kalbam, tai vis kažkodėl galvojam apie pinigus, aukštumas, valdžią, galę. Taip, matomumą, žinomumą. Dvasinės karjeros mes kiekvienas turėtume siekti jau nekalbant apie tai, ar leidžia mums kas nors ar ne. Ir aš daugiau pasakyčiau apie pašaukimą galbūt. Ne karjerą, aš įvardinčiau daugiau žmogaus pašaukimo atskleidimas ir tobulinimas. Nes kiekvienas mes esam čia pašaukti kažkokiam tikslui. Ir iš tikrųjų tobulinti tą savo dvasinį pašaukimą, tą savo galų gale tą kultūrą, tas vertybės, tobulinti, puoselėti, tai mūsų kiekvieno reikalas. Ir iš tikrųjų mes tą turime daryti jau netgi nesitariant su niekuo. Tai turėtų būti gana natūralu. Vitalija, jūs esate mama, močiutė. Taip. Ir turite tokią didelę gyvenimo patirtį. Tai ką jūs galite pasakyti, žiūrėdama į tuos jaunus žmonės apskritai, ar mes apskritai kalbam apie tuos dalykus, kurie yra svarbus šiandien? Aš manau, šioje laidoje reikia pakalbėti ir vieną temą, ir kitą temą, ir tie klausimai, ir ką matėm per televiziją, gatvėje praeivius pašnekintus, visą kitą. Aš tiesiog šiandieną noriu pasidžiaugti jaunimu, šiandien konkrečiai tais 2 vyrukais, kai jie tokie šaunus, kai taip gražiai šneka apie savo mylimas moteris ir aš labai norėčiau, kad ta meilė ir pagarba, aš jums abiem linkiu, išliktų dar ilgai ir kažkada tai gatvėje gal susitiksim ar ne, jūs pražylę jau vedat anūkus, sakysit, teta Vitalija, aš jums dėlėjau mamas tinku, sakys, prisiminat laidoje dalyvavimą, sakysiu, ačiū Dievui, kada neįsiskirtumėt. Linkiu tikrai, kad neįsiskirtumėt, žinokit, yra liūdna statistika, šiais laikais labai daug žmonių įsiskyrusių, žinokit, tikrai yra liūdna ir man, pavyzdžiui,
konkrečiai kalbant apie jaunimą, jaunimas, pasakysiu, turbūt neturi kantrybės. Tikrai, jeigu neįsižeidžia, galbūt kažką išeisiu pasakydama tą mintį, bet manau, kad taip, nes gyventi su žmogum, dviese gyventi, tai yra didžiulis menas. Čia žinau, kad ne šiaip sau, kad čia, kaip sakant, liaudiškai baranką suvalgyti, ar ne? Ateina žmogus į tavo gyvenimą su savo, kaip sakant, poreikiais, su savo tradicijom, su savo nervais, isterijom ir pliusais ir minusais, nes mes kiekvienas turim tų pliusų minusų, o jaunimas kažkaip, jeigu nesugyvenu, viskas, tu į kairę, aš į dešinę ir visą kitą. Aš palinkėčiau, kad tikrai to neatsitiktų, ne tik šitiem žavingiems vyrukams, tikrai, kur augina savo vaikučius mažus, bet ir visam jaunimui, žodžiu, kad tiesiog aš skaitau, kad šeimoje reikia turėti kantrybės, tolerancijos ir kalbėtis, bendrauti, kai sako, meilė. Meilė teisingai yra būna pradžioje, paskui prasideda gyvenimas ir paskui gali, kaip sakant, pamatyti, kad žmogus gali būti su kaukė ir panašiai ir gali nepastebėtos kaukės daug metų, suprantat, o vis tiek, kaip sakant, jaunimas, mes, matot, seno tokio kirpimo, biškai kitaip mąstom, kad apsiženė, reikia pagyventi ir vėl noriu pasakyti dabar, reiškia, jeigu tu matai per kiek metų, ten daleiskim per 5, ta, kaip sakant, harmonija šeimoje yra, tu gali su to žmogum bendrauti, gyventi valio. Bet jeigu tai yra kankynė, matai, kad, ne tavo žmogus, tai aš už tai, kad su to žmogum nutraukti visus aitus. Nes ir tada kenčia vaikai. Tikrai. Ir karjera taip pat, turbūt. Ir karjera taip pat, suprantat. Mūsų laida baigėsi, praktiškai liko kelios minutės. Vis tik mažą receptą iš savo patirties. Mes kažkokių ten didesnių patarimų negalime teikti, bet savo nuomonę, kaip derinti gyvenime, šeimoje, buitį ir darbą, kad būtų harmonija, kad būtų susitarimas. Tai labai trumpai, po vieną sakinį. Labai sunku atsakyti tą klausimą vienu sakiniu. Iš tikrųjų, man norisi pacituoti šventą raštą. Ir visame kame, ir darbe, ir su kolegom, ir šeimoj. Šventam rašte yra parašyta, tegul pyktis nenusileidžia, tegul saulė nenusileidžia ant jūsų pykčio. Taip yra parašyta. Tai iš tikrųjų tas kalbėjimas jis turi būti. Ir tas bendravimas turi būti šeimoje, tada viskas dėrės. Petrai? Tai kaip ir minėjau, tas bendravimas šeimoje viskas dėrės, tai aš pritariu šitai nuomonei. Svarbiausia suprasti vienas kitą ir mylėti. Linkiu jums sėkmės, jūs dar vedęs tik 3 metai. Dar viskas prieki. Prašau. Aš kaip ir minėjau, laidoje reikia kalbėtis, daug kalbėtis, spręsti problemas, jų nepalikti, kaip ir byloja ši patarlė, ar ne, suprasti, pasitikėti vienas kitu. Labai svarbu šeimoje yra pasitikėjimas. Nebus pasitikėjimo, nebus šeimos. Tai aš sakyčiau, kad reikia pasitikėti vienas kitu ir kalbėtis. Vitalija. Tai ką aš galiu pasakyti. Aišku, meilė toks dalykas yra, kaip sakant, pradžioje galbūt, paskui viskas baigėsi ir tiesiog noriu palinkėti visom šeimom ir savo metų šeimom ir jaunimui tiesiog tolerancijos, supratimo ir svarbiausia pagarbos viens kitam. Kaip bebūtų šeimoje, kad ar rušies dalėsim, ar ir skyrybos, tai kad nebūtų tokių negražių tų žargonų šeimoje, tiesiog būtų gražus supratimas ir problemų įsprendimas gražus. Tik už tai. Prašau. Žinot, girdėjau kaip ir labai gerą tokį patarimą kalbėtis. Jei mes pasakysim ir galbūt paaiškės, kad nei moteriai, nei vyrų galbūt tos karjeros nereikia, o galbūt kažkuriam tik vienam ir šio susitarimo būdu galime laimingai ir pilnavertiškai gyventi. Visi mes žinome pasakėčią, gulbė, lydeka ir vėžys. Tai štai tas pasakorius Krylovas buvo labai talentingas, bet labai didis tinginys. Ir žmona jam duodavo valgyti tik tuomet, kada jį užrakindavo ir kai sulaukdavo, reiškia, iš po durų plyšelio būtent tos parašytos pasakėčios. Ar iš tikrųjų tai buvo? Niekas negali pasakyti, bet kad istorija tai byloja, tai faktas. Aš linkiu savo laidos pašnekovams, aš linkiu visiems žiūrovams, kad kurstant šeimos židinį, auginant vaikus, siekiant karjeros, abiems sutuoktiniams būtų vienodos sąlygos, vienodos galimybės, o galimybės atsiras, kada mes apie jas pradėsim kalbėti drauge. Diskusiją šį vakarą mes pabaigiam. Ačiū žiūrovams, ačiū žiūrėjusiems mūsų laidą, bet kol kas laida nesibaigia, nes laidos pabaigoje mums gražią dainą dovanoja dainininkė Vitalija Kotunskytė, kurios karjera yra jos šeima
ir žinoma jos balsas. Prašau. Sapnai jau praeitis ir neberanda šviesos mūsų svajonės ir kažkada per siaurą tapo plati. Meilė lyg upė, jos jau perplaukti negali. Statūs tokie ir aukšti upės krantai. Ranką tiesiu, kad pasiekt, tu nematai. Žodžius tariu, kad suprast, jų negirdi. Kasgi šiandieną gyvena tavojoj širdį. Prašau, mylėk mane, kaip moki ir gali. Ir išbučiuok žaizdas, kurias nešu širdį. Prašau, mylėk mane, kaip mūsų pirmą naktį. Aš tai bijau, žinai bijau, tavęs netekti. Kelias, kuriuo visai jau virto ledu. Viską iš naujo bandyk, gal per vėlų. Tu dar šalia, nors jaučiu, tu jau toli. Kasgi gyvena šiandieną tavojoj širdį. Prašau, mylėk mane, kaip moki ir gali. Ir išbučiuok žaizdas, kurias nešu širdį. Prašau, mylėk mane, kaip mūsų pirmą naktį. Žinai, bijau, aš tai bijau, tavęs netekti. Prašau, mylėk mane, kaip mūsų pirmą naktį. Žinai, bijau, aš tai bijau, tavęs netekti. Žinai, bijau, aš tai bijau, tavęs netekti. Žinai, bijau, aš tai bijau, tavęs netekti. Statūs tokie ir aukšti